Sveiki, ką turim šeštadienį po 3:05, oras gražus, +10, kaip visada su 100 tašių, padangėlės, kameros. Važiuojam į garažą ruoštis Liepajos varžybėlėm, susikraut mocus, viską ir judėsim į Airbnb, permiegot ir tada rytoj varžybos. Padarė stovą bachuriukas. Montuos padangas, sakė dabar montuos padangas. Abiems nereiks niekur vežti. Labai patogu, ar esame? Taip. Geriau. Padangėlės liukas. Padangėlė uždėsimas. Maisiukas paruoštas varžybėlėm. Galima grauti pusę. Galvoju, kaip tą parinkti. Moikė. Padangėlė. Problemytė. Dar tu nepamiršk mano šlapirų. Nesimai pasiruošęs varžybų? Aš tai pasiruošęs, o tu neįdai per pasiruošęs. Nebaisiai. Nebaisiai. Bet bandysim, kaip nors smėlį. Pasijaukinti. Na. Labą dieną, Martinute. Koks šiandienos planas? Baig nepasiruošiau. Važiuosim į Latviją. Kažką. Bet diržo su telefonu rankoje ir viršiu greitį gerokai. Jau prisisegiau. Važiuoti dabar. Nezumina, karoči. O, dar liko biškį.
Važiuojam į Lietų. Nu, tikras gražumėlis, čia įsivėlėm Latvijai. Kaip ir praeitais metais, ant šitos šventės kažkokios, tai ir šiais taip pat. Taip įsivėlėm. Kaip ir kiekvienais metais. Gilėkojo šventė. Seltuiela smeizējums kapsāt volā, tad mums ražā labā mēdz šķiet. Maksimytį apsiprekinom vakarienę, pusrytukus, vandenėliai, varžybėlės. Po šventę nesivaikščiosim, nes rytoj varžybos. Einam daryti suvalgyt ir pažiūrėti Airbnb kaip atrodo. Nu, atėjom į savo B&B. Airbnb. Nelabai kažką čia iš to išorės. Bet. Nu ką, einam į savo B&B. Toks, ne kažką atrodo. Ką tu juokini, čia yra autentiška laiptinė. Turėklai, rankų darbo, marmuriniai laiptai. Airbnb užpildė sako. Kur tai? Pas Martiną. Įleiskime mūsų rūmus. Nespręsk apie supuvusį obuolį pagal jo supuvusią išvaizdą. Na, Gal ir dar gerai. nu gal, tikėkimės. Oi, tik kad čia labai gražiai atrodo, ką. Wow. King in the castle. Butelis. Nu, kaip už pėdėse, tai neblogas tikrai. Galima gyvent. Daugiau negu gyvent. Toksai skandinaviškas šiek tiek, prieskonis skandinaviškas. Skaningas. Tvarkingai. Skaningai. Nu, ką vakarienį šiandien valgysim? Kiaušinis. Su? Avokado. Ir jogurtą. trapučių. Prašom ir užkanda. Ačiū. Kažką nepadėt turbūt. Paėmėme avokadą ir supjaustume jį į kiautę, nes taip sutaupome pjaustymo lentelės plovimą, pagreitiname procesą, nes avokadas neslidinėja ir šiaip visai malonu pjaustyti. Tai sekantis dalykas, iškelį paspaudžiame, išgramdome. Ir vat jau turime pusgamį. Šakutė dėdu gerai. Oi.
Gerai, gal. Nežinau, nesirūpė, jeigu būtų namų pas, žinai. Laimė, nematė laiką. O druska tai tokia rūpi labai. Padriekus? Ne, tokia stambi, net nežinau, ar čia tokia dėt. Biškį traškės ten dantų, bet... Sūri tik labai. Pamidorą į talpą. Ką, turim želę. Šiais metais mūsų pagrindinis tikslas yra gauti leidimą startuoti varžybose. Nes praeitais metais atvažiavom, žiopliukai, nieko nežinom, nepasidomėjom, nuėjom registruotis, irgi taip pat atvažiavom iš vakaro, užsisakėm namus. Ir sako, norint startuoti, reikia gauti leidimą iš Lietuvos motociklų federacijos. Bet mes nei licenzijos, nei draudimo nieko neturėjom, todėl buvom faini žiūrovai varžybose ir tokį kelią sukorėm, namus išsinuomavom. Jūs nenorėtumėt pamatyti jų veidų, kaip jie ten žiūrėjo. Nenorėtumėt, jo. Nesakėm, eik, tiesiog, kiek čia žmonių, kiek čia dalyvių, visi ten žvaigždės, visokius suvažiavę. Tai buvo liūdna. Sveiki, susipažinkit. Čia yra Martyna. Cirulis Racing. Administratorė, vadovė, direktorė. Papasakok, kaip tavo įspūdžiai važiuojant su Deividu ir Simonu į varžybas, kaip tau reikia iškęsti visą šaltį. Kaip tu išbūni? Nuostabi komanda, mano nuostabus laikas su jais, va padarė vakarienę. Man smagu, aš irgi tam gyvenu. Man įdomu yra, ir šiaip ir aš laiminga, ir už jus, ir trasoj laiminga, ir man patinka. Man patinka žiūrėti, patinka domėtis, patinka suprasti. Tai kažkaip ir palaikau. Šiandien pažaisim Liepojos klausimėlį. Važiuojam. Kokia tavo mėgstamiausia trasa? Mickūnai. Prienai geriausia trasa. Liepojos. Koks tavo mėgstamiausias motociklo modelis? Nesu įstikinęs, bet man atrodo Yamaha. Žinoma, kad Yamaha. Ir jūs matėte ten. Kuris iš buvusių modsų daugiausiai nostalgijos sukelia? Mano pats pirmasis Yamaha VR125. Tai buvo tas pirmas susipažinimas su motociklu, bet tai nebuvo krosinis. Mano pirmasis 2012 metų Kawasakis.
Aš tai neturėjau motociklo, tai, bet iš Deivido motociklų tai turbūt pirmasis Kawasakis. Ar turi kažkokį ritualą prieš važiavimą? Turiu. Du tai yra mūsų, vienas į kamarį. Pasiimti užveršną ir pasikur gerai prieš važiavimą. Gal labiau ne ritualą, bet darbą savo turiu, tai pakeisti plėvelės. Kur matai save šiame sporte po 10 metų? Įsivaizduoju, kad su Deiviu turėsim mašiną įkūrę tokį parką, kolegos upės su nameliais, kad visi su šeimom galėtų atvažiuoti, nereikia leis laiką ir dar pasitreniruoti. Nu, aš save matau po 10 metų, sak. Kemperyje trasoj. Kaip darau valgyt. Kokia tavo daina šauna į galvą, kuri tave užvestų prieš važiavimą? Rolando Kazlo trenkta. Mane užveda realiai visas užveršinto albumas. Tai Jessica Šai. Mastimas jau įsikūrė miegojimui. Pamiršau, neįsi pasakyti, kad ir trečias bus. Labanaktis. Rytukas. Labrai. Čia vat ir gyvename. Nu, pusrytukam bandysim iš likučių valgyti kiaušinienę. Iš 15 kiaušinių išėjo 3 porcijos. Nepasakyčiau, kad labai didelės. Ir turim tinginuką. Skanamėlis. Skanaus rytelio, gražios dienelės. Būtent. Toks skanamėlis. Pliaka nefokusuoja. O kažkam indus išplauti irgi reikia, ne? Tingi labai šį kartą. Paliekam savo nuostabųjį butuką. Čia yra mūsų martyzutė. Šaikos yra nemažai. Atrodo dabar taip lygų, gražu, tvarkinga. Toki pepšiukai. Ajajaj. Kas čia per pepšai, ble? Toks fintas. Dabė prispos.
Na čia ir pridaręs. Nu, Latvijai taip. Gali nusipirkti, ką nori. Va, perkam numerėlius. Nes dar grafikų neturim. Visko turi. Tanktelių. Visko. Plevelė. Ko tik nori. Darbai vyksta. Kas liks. Ne, visi, žinai, ką tik užsimeskit, tik Mike. Where's my money? Let's stop leaving the package before you hand me my money. Here's the jar right here, 20%. Get the fuck out of here, bro. Oh! What the fuck you gonna do? Huh? Ką apšilimuką padarėm, dar Simas atšila, Tomis atšila, ką važiuom. Pažiūrėsim į kvalą, kaip ta trasa čia iškūrenta. Ar važiuosit ar ne? Taip, Pradėsim skaičiuot atsimajuosi pinigų. Pataloginiu būdu šaibų prikeliu. Studijoj užsiloginę savo ritmu. Su manim kalbėk kitų tonų. Kai pradėsim skaičiuot atsimajuosi pinigų. 112 pasirodo pagarba išėjo su tavim kartu. Kur dėdėsi tu prispaudžia po padų. Sako pinigų aš neturiu. Galas su galu vos suduriu. Bet vis tiek nori būt kartu. Pataloginiu būdu šaibų prikeliu. Studijoj užsiloginę savo ritmu. Su manim kalbėk kitų tonų. Kai pradėsim skaičiuot atsimajuosi pinigų. Matau, tu nepramušęs vargių konkrečių. Važiuoju dideliu greičiu. Gyvenu greitų tempų. Nes tau domentai nors sirena girdžiu. Garsų prabangių. Visų per tapkę tau pagauti nervilčių. Kurio aš pilna pavyzdžių. Būtau seniai netinkamų laikų. Tinkamų metų mes pasirinkom patys į tokių kelių. Kas visas mėgsta, kas materialų. Kas blizga, kas gražu. Jaučiu, kai vėjas šiltas iš atogražų. Su manim kalbėk ramiu balsu. Nes kitaip atšausiu to pačiu. Eurų, dolerių kvapą aš jaučiu. Pataloginiu būdu šaibų prikeliu. Studijoj užsiloginę savo ritmu. Su manim kalbėk kitų tonų. Kai pradėsim skaičiuot atsimajuosi pinigų. Pataloginiu būdu šaibų prikeliu. Studijoj užsiloginę savo ritmu. Su manim kalbėk kitų tonų. Kai pradėsim skaičiuot atsimajuosi pinigų. toks šiaurinis kalnelis. Gaila nešokau. Kaip tavo oras? Geras. Nešalta? Šalta. Kaip varžybos? Gerai? Taip. Suvažiavom pirmą važiavimą. Baigiau aš 8, Simas 13, Tomis 14, man atrodo. Trasa žiauriai gera, padangėlė nauja, Šiupelės žiauriai gerai važiuoja. Tai jo, nauji amortikai irgi vagytė. Trasa tai išvis žiaurinė, tokių šuolių pridaryta, tokių posūkių pepšų prikalta, kad žiaurų. Važiuoji, tai gazas dugnas, jeigu atleidi, tai iškart blinas. Turi visą važiavimą laikyti dugną, kad gerai važiuotum. Tam žiauriai gerai paruošta traselė. Patiko labai važiavimas, visą važiavimą galvau, kad nuleido abu ratus, nes motociklą labai stipriai mėtė ir toks minkštas, visas pagrindas, toks matas, kad visas išpurentas, tai dar tokio jausmo nėra buvęs. Tai jo, kaip Deivis ir sakė, tik atleidi gazą iš karto nebestabilu, ten tas mosas iš po kojų vaikšto, šiaip labai daug trajektorijų pasirinkimo, ne viena linija vienam posūkiui, tai vidinis, išorinis ir dar trečias toks didelis lankas, tai jo, šuolių pridaryta tokių, kad net į galvą neteina pabandyti gal šokti ar dar kažką ten daryti. Tai tiek. Žodžiu, viskas liuks, esu patenkintas. Jo, kažkas sakė, kad šoko. Kodėl visada taip darai? Tai
Todėl, kad augina raumenis, o augina raumenis Raumenys nesusiskleidžia. tam, kad visi matytų. Aha. Taip. Vasarą iš vis Jamaikės vaikas. Skanus vanduo, Simai. Gelia. Labai stipriai gelia. Kur visi lietuviai? Nėra lietuvių. Su Latvijos reikia konkuruoti, čia lenktyriauti. Reik domai gal pasakyti, kad nusileistų mortikus? Visai kitas. Drop on the beat, drop on the beat. Taking down my hair, got your eyes on me, eyes on me, eyes on me. You need it, you want it, but can you handle this? This lollipop is popping, you wanna give it a kiss. This lollipop is popping, you wanna give it a kiss. Give it a kiss, give it a kiss. I'm all kinds of bad when I drop on the beat. Taking down my hair, got your eyes on me. You need it, you want it, but can you handle this? This lollipop is popping, you wanna give it a kiss. Drop on the beat. 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 Naržybėlis baigęs, suvažiuota, važiuojam valgyt kažkur kažką. Tokia pavadinė maistelė po Naržybėlio, oi, va taip. Tai ką, jeigu nesunku palaikinkit, ten pasiskraibinkit ir susitiksim kitam vlogė.